Aš čia gimiau, čia užaugau, praleidau 4 metų besimokydamas Vilniuje institute ir metus dirbau ne Veisiejuose. Bėgau nuo sovietinės armijos, nežinau, ar čia labai yra kuo didžiuotis, gal ne tiek didžiuotis, bet buvo kaip buvo. Iš Veisiejų manęs ne tik kad su pyragu, bet ir su pagaliu neišvysi. Esu laimingas, kad čia galiu gyventi, dirbti. Man parodykit darbą, kur jokių problemų nėra, jokio konfliktuko neįvyksta, tai aš nežinau, ten irgi turėtų būti neįdomu. Mano viso gyvenimo svajonė įsipildė, būtent gyventi miške. Savo sodyboje aš buvau padaręs tik labai mikro tokį pleneriuką, 3 dienos, 3 autoriai. Aišku, labai smagu daryti tokius susitikimus, bet dar smagiau, kada jokie palaikymai. Turbūt visiems iš karto, be jokių pašnekesių, buvo aišku, kad tai tęsis. Tęsime Lazdijų krašto perlų paieškas ir šiandien, kaip matote, esam Veisiejų miesto parke. Veisiejai įvardinami kaip Mažoji Venecija, Lazdijų krašto kultūros sostinė. Manau, kaip įvardinsi, taip nesuklysi, kultūros čia tikrai netrūksta. Ir šiandien susitinkam su 2 žmonėmis, 2 visuomenininkais, tai yra Zenonu Sabaliausku, Veisiejų miesto seniūnu, bei Vytautu Žukausku, menininku, Veisiejų krašto garbės piliečiu. Labą dieną. Labą dieną. Labai malonu. Labą dieną. Malonu. Be galo malonu susitikti su tokiais garbingais žmonėm mūsų kultūros sostiniai Lazdijų krašte, tai Veisiejų miesto parke. Šiandien svečiuojamės pas Zenoną Sabaliauską, Veisiejų miesto seniūną ir taip pat Vytautą Žukauską, mūsų krašto visuomenininką ir tikrai labai garbingą žmogų. Zenonai, norėčiau pirmiausiai pradėti nuo jūsų. Vis tiek esam Veisiejuose, tokiam gražiam miestelį, gamtos apsupty. Ir labai įdomu jūsų požiūriu, jūs praleidę daugybę metų čia Veisiejuose. Ką jums, kaip žmogui, reiškia Veisiejai? Na, pradėti galėtum vien nuo to, kad aš čia gimiau, čia užaugau, praleidau 4 metų besimokydamas Vilniuje institute ir metus dirbau ne Veisiejuose, Jiezne. Ir tik tada įvertinau, koks tai svarbus dalykas Veisiejai. Ir susikloščius gyvenimo aplinkybėm grįžau į Veisiejus. Dirbau mokytoju, dirbau kaime, nes bėgau nuo sovietinės armijos. Tada buvo galima kaime dirbant nuo sovietinės armijos pabėgti. Nežinau, ar čia labai yra kuo didžiuotis, gal ne tiek didžiuotis, bet buvo kaip buvo. Ir aš dirbau Vainiūnų kaime mokykloje 4 metų ir jau kai 27 metai, kai jau buvo galima grįžti į miestą, nes Veisiejai miesto teisės turėjo visą laiką ir buvo miestas ir iš čia būtų jau aš turėjęs eiti tarnauti. Tai grįžau į Veisiejų vidurinę mokyklą. Na ir galiu sakyti, kad jau, aš taip mėgstu sakyti, kad iš Veisiejų manęs ne tik kad su pyragu, bet ir su pagaliu neišvysi. Tai galėčiau daug sakyti, kuo čia brangus tie man Veisiejai, bet svarbiausia, kad čia gyvenu, myliu savo kraštą, savo miestą. Kaip suprantu, taip aš jį stengiuosi gražinti ir dirbti jo labui. Todėl jis man yra labai brangus ir manau, kad šitą esu padaręs dėl Veisiejų ir veisiejiečių. Tai tuo labiau esu laimingas, kad čia galiu gyventi, dirbti. Ir dar labai esu laimingas, kad taip išeitų, kad ir sūnų išauklėjau taip, kad irgi jam Veisiejai brangu ir jis irgi čia gyvena, nors dirba ne Veisiejuose, dirba Druskininkuose, bet manau, kad irgi kažin ar išvažiuos iš Veisiejų. Tikrai matom, kaip jūs tą meilę savo kraštui skleidžiat, koks esat tikras Veisiejų ir viso krašto patriotas. O dabar labai įdomu, daug kas savaip įsivaizduoja tą seniūno darbą, vieni įsivaizduoja kaip tiesiog sėdėjimas seniūnijoje ir priiminėjimas žmonių, bet man atrodo, nėra čia visiškai teisybė. Ar galėtumėt papasakot, kaip atrodo seniūno diena, kasdienybė?
Pradėsiu aš nuo to, kad draugas man vieną dieną sako, žinai, vakar buvau pas tave darbe, tavęs nebuvo darbe, aš į pertrauką, aš buvau darbe, ne, tavęs nebuvo darbe, aš buvau darbe. Nu kabinete tavęs nėra, tai žinok, sakau, man moka atlyginimą ne už sėdėjimą kabinete, o už darbą. Tai čia taip juokais galima pasakyti, o iš tikrųjų, tai matot, seniūno darbo amplitudė yra labai plati, nes yra ir sėdėjimas prie kompiuterio, ir darbas su dokumentais, bet galiu tik tai pasakyti, vakare vieną kartą suskaičiau savo skambučius, kur aš skambinau ir kas man skambino, arti 100 skambučių per dieną. Aišku, gal tokia diena aš jau jaučiau, kad tų skambučių buvo daug, gal ne kiekvieną dieną, tikrai ne kiekvieną dieną tiek, bet jūs įsivaizduokit, jeigu 100 skambučių, tai vis kažką tai reikėjo ten spręsti, daryti, net jeigu ir ten keli skambučiai draugų buvo kažkokiu, bet dažniausiai tai yra reikalai, kaip mes juos be pavadintum, kažkokie tai reikalai. Tai ta amplitudė iš tikrųjų didelė, nes ir ūkiniai reikalai, aš nežinau, ar čia taip labai yra gerai, kad mes ir tokie ūkininkai seniūnai, ir turi su kaklariščiu pasikabinęs su ambasadorium Latvijos dalyvauti, tokia labai didelė amplitudė ir visa tai susideda į dienos darbus. Ir pasakyti, kad dienos vienodos, tai ir kaip jinai viena prasideda, tai šiandien diena, sakysim, prasideda. Aš dirbau šiandien vairuotoju, ilgą dienos darbą dirbau vairuotoju, su seniūnijos mašina mes vežiojom 2 priekabom, tai išvežam lapus, tai žvyrą, tai kažkokios šiukšlės, tai akmenys parsivežam, parlėkė DVSO, pasižiūri reikalus, darbuotojai klausia, kas seniūnė naujo kavos spėjau išgerti, žodžiu, į klientus priimti, kažkas skambina, kažkokį sprendimą, išvažiuoti reikėjo iki Kapčiamiesčio, nes palapinės reikia parsivežti. Ir žodžiu, nejučia kaip ta diena prabėga. Būna komandiruočių, reikia išvažiuoti. Ir dar galiu pasakyti, išeini atostogų. Aš be atostogų dirbti nemoku, tikrai turiu pailsėti. Ir žmona man kartais sako, kokio tau galo ten reikia eiti į tą seniūniją į atostogų, kažkas turi tave pavaduoti. Tai aš irgi tam turiu pasiteisinimą, sakau, žinot, jeigu tu mėnesį, sakysim, išėjai atostogų, grįžai į darbą ir ten viskas tvarkoj, tai tada klausimas, o gal ten tavęs iš vis nereikia. Žinoma, tai yra šiek tiek juokais, bet kiekvienam juoke yra dalis tiesos. Bet reziumė, o dabar, ar patinka šitas darbas, mylit? Na tai 33 metus nemylintį darbą dirbant, tai turėtum susbaigti labai. Tai kadangi nesusibaigiau, žinoma, būna ir nervo, ir piktumo, ir visko. Bet viską sudėjus, man labai patinka šitas darbas. Man labai patinka, nes tai jūs man parodykite darbą, kur jokių problemų nėra, jokio konfliktuko neįvyksta. Tai aš nežinau, ten irgi turėtų būti neįdomu. Jei koks konfliktas ar problema, o tu ją įsprendi. Tai yra kažkoks pasigėrėjimas. Mano darbas labai patinka. Dinamiškas darbas. Gerai, tada labai norėčiau pereiti prie Vytauto. Paklausti, kaip jums sekasi, kaip jūs gyvenat ir kaip jūs atsiradot čia Veisiejuose. Kiek žinau, jūs net ne iš Veisiejų kilęs žmogus, o tokią meilę visiems rodot ir taip kuriat šitus Veisiejus. Masėnas vis kreipdamasis į mane vis pasako, žmogus iš Saulės miesto. Aš kilęs Šiauliuose, mokiausi Šiauliuose. Baigiau mokslus, dirbau, bet visokios ten gyvenimo peripetijos, kurios man tada atrodė labai sudėtingos ir skaudžios. Dabar tiem visiems skauduliam esu labai dėkingas, nes vis tik taip vedė viskas ir galima sakyti, kad mano viso gyvenimo svajonė išsipildė, būtent gyventi miške. Čia irgi tas atsirado, ieškojau po visą Lietuvą. Bet kaip ir sako, kad nieko nebūna šiaip sau, nieko nebūna atsitiktinių dalykų. Tai tai buvo, kad čia tokį turėjau darbą šitam krašte, tokį užsakymą ir tuo pačiu, aišku, ieškojau tos sodybos ir atsirado labai gražus Šilainės kaimas. Tiesa, labai įdomi ir istorija. Kai man parodė tą kaimą, ten jau 2 metus negyveno niekas, o prieš tai viena moterėlė be vyro, kuris irgi buvo 8 metus miręs. Tai jau ten labai buvo prastai ir kai aš išlipau, net nelipo nieko tokio, bet paskui važiuojant kažkoks jausmas nenusakomas, kad čia būtent ta vieta
Ir aš tą jausmą iki šiol atsimenu. Kažkas, nežinau, kas tai yra. Bet aš manau, kad tokių stebuklingų dalykų pas kiekvieną žmogų būna. Vis reikia pajusti kažkokius ženklus. Esu nepaprastai laimingas, kad gyvenu čia. To Šilainės kaimo ne tik, kad per mažai, bet aš ir Veisiejus kaip savo namus priimu. Ir man atrodo, kad ir tas pleneras, apie kurį mes visi pašnekam, tiesiog savo namų puošyba. Nes visi vis tiek norisi savo namai, kad gražiai atrodytų. Tai vat man ir tie žmonės visi, kas čia gyvena, labai brangus. Aišku, nepuola apsikabinti, bet vat Veisiejokas tai kažkaip labai toks savas žmogus. O Veisiejai tai man irgi stebuklinga vieta. Aš gal tada norėčiau paklausti pas patį minties autorių, pas Vytautą, kaip kilo tokia idėja ir kas tai yra pleneras. Žmonėm paaiškinti, tikrai daugelis žino apie šitą plenerą vykstantį Veisiejuose, bet papasakokit, kas tai. Pleneras? Taip. Žodis pleneras yra plein air, atviras oras. Ir tas žodis jau naudojamas Prancūzijai senai, tai yra akademistų terminas. Jie dirbdavo studijose, eidavo į plenerą, į atvirą orą paieškoti motyvų. Ar tai antram planui, ar tai kažkokiam tai augaliukui, kad būtų realistai. Ir paskui parsineždavo tokius etiudus, tęsdavo savo darbą. Ir Klodas mane vieną kartą iš plenero parsinešė baigtą darbą. Tai yra garsusis saulėtekis. Ir tai yra, vat, jis pagavo to ryto impresiją. Tai visi mes žinom impresionizmą. Ir dar antra savoka yra plenero, tai yra tiesiog menininkų kūrybinė stovykla. Ir iš tikrųjų tai Lietuva yra kaip ir plenero lopšys, prasidėjo labai seniai plenerai, dar anais laikais. Ir mūsų plenere dalyvavo to pirmojo Lietuvos plenero, Vilniaus dienos vadinosi, kūrėjas, tai yra Kliauga Algimantas. Na, o kai buvo 500 metų Veisiejams, tai vat seniūnai mūsų, Zenius ir Juozas, sukvietė į tada, kur tavo kabinetas, tai buvo tokia salė, labai gražiai atsimenu aš ją. Nu ir kokios idėjos, kaip ten tą sutikti. Tai kažkas tai buvo nesenai šventęs jubiliejų kažkokį mūsų rajone. 400 metų Lazdijams ir jie šventė, Vytai, aš šiek tiek įsitepsiu. Jie šventė, buvo didelė šventė savaitgalį. Už savaitės Punskui buvo 400 metų. Ir Punskas šventė 2 savaitės. Tai, o mūsų jubiliejus buvo dar tik už 4 metų. Tai o aš tada galvoju, ne, reikia gal 2 savaičių, tai daug, bet vienos dienos, tai čia irgi. Ir mes tikrai ruošiamės tam jubiliejui labai ilgai nuo rudenio. Jubiliejus buvo vasarą, o mes pavasario pabaigoje, o mes ruošiamės nuo rudens, už tai viską labai apgalvojom. Ir Vytas sako apie tą jubiliejų, kad nepagalvotumėt, kad kažkas asmenį jubiliejų šventė. Ne, mes pažiūrėjom ir iš tikrųjų dar niekas nematėm, kaip visą tai švenčiama, bet jau mes susidėliojom. Na ir aš pasiūliau, kad tai būtų labai gražu, sukviesti menininkus, tai kad būtų nutapytų kažką apie Veisiejus, tokia šventė, meno šventė per tą. Ir taip, aišku, aš ką visi sutiko, tai buvo, aš jau tada dirbau mokytoju mūsų gimnazijoje ir pakviečiau 7 savo bičiulius, iš tikrųjų visus savo pažįstamus, gerus draugus, stiprius menininkus. Tai vyko pirmasis Veisiejų pleneras tada, bet man dar buvo drąsiau, kad tai metai prieš savo sodyboje aš buvau padaręs tokį labai mikro tokį pleneriuką, vadinkim tai 3 dienos, 3 autoriai, labai puikus mūsų bičiuliai. Tai va, tai padrasino, gavosi toks kaip impresija į mūsų tą didįjį plenerą. Nu tai buvo, tiesą pasakius, tai nedidelis 7 žmonės, bet su meile. Tada kaip tik ir klebonas mūsų Algirdas Žukauskas labai dalyvavo. Labai aktyvus buvo mūsų direktorius Saladinskas technologijų mokyklos, abu seniūnai, Urėdas Zenius Žalionis. Tai tokia susidarė komanda, kad po to plenero turbūt visiems iš karto be jokių pašnekesių buvo aišku, kad tai tęsis. Aišku, labai smagu daryti tokius susitikimus, bet dar smagiau, kada jau iki palaikymo. Pirmiausia, aišku, seniūnijos, nors dabar jau aišku, tai yra neteisingai sakyti, nes mes jau senai viena komanda, bet labai smagu, kada palaikymas yra savivaldybės. Vis tik mato išliekamąją vertę, kad susitinka kažkokios išlaidos, bet tai yra didžiulis dalykas, yra kas lieka pas mus.
Na, o be tos išliekamosios vertės, tos vizualiosios yra ir tas nuostabus bendravimas su menininkais. Jų buvimas, jų čia dalyvavimas palieka pėdsaką, kurio nelabai išmatuosi. Iš tikrųjų, tas tikrasis menas yra kaip radiacija, galima sakyti. Jisai neužuosi, nepajusi, bet jis dirba savo darbą puikiausiai. Ir dabar per tiek metų gavosi taip, kad mūsų ta paveikslo galerija tapo visi veisėjai. Visos įstaigos, visos įmonės, kultūros namai, bažnyčia, ambulatorija netgi. Visos sienos papuoštos darbais. Ir tai yra man tai daug svarbiau, negu kad būtų kažkokia viena iškilminga, gražiai paruošta salė. Nu, dabar vaikučiai eina pasižiūrėti, ten ateina, ten kažkas tampa už kasyčių, taip toliau. O čia koridoriuose, čia aktų saliai. Ir yra iškilių labai meistrų darbai. Jie iš tikrųjų dirba savo darbą. Zenonai, kaip jūs galvojat? 25 metai, 25 plenerai ir kokią tai reikšmę ir kaip tai pakeitė veisiejus ne tik išvaizdą, ne tik grožiu, bet kaip tai pakeitė veisiejus iš esmės? Na tai bet kokį reiškinį 25 metus tu darai. Ar tu darbe dirbi, ar tu kolekcionierius 25 metus darai, ar kažkokį tai mėgėjai savo hobį vystai 25 metus. Tai iš tikrųjų tu tobulėjai per tuos laikus. Ir aš galiu pasakyti ir Vytautui jau ne kartą kartuojau ir visiems, kad mes patys, aišku, tobulėjom, nes žinom, kad nuo to mažo, kurį čia Vytautas minėjo, pleneriuko, tarp kitko jis ten iš 2 dalių, dar ten drožėjus, už tai mes labai įdomiai sujungėm, tokių irgi nėra plenerų Lietuvoje, kur būtų drožyba, dailė, skulptūra, foto, kalvystė, šitie visi dalykai pas mus. Tai pirmiausiai tai atgaivinom kalvystę Veisiejų krašte, kuri buvo tikrai pamiršta, o kalvystė, matininkystė, tai nepriklausomai Lietuvoje buvo labai svarbus ir Veisiejų, ir tokių miestelių atributas, sritis buvo svarbi. Tai mes ją atgyvinom, savus kalvius turim, menininkus kalvius, ne ten kokius plaktuko daužytojus, bet tikrai menininkus, baigusius mokslus, jau kitus besimokinančius. Pati Veisiejų bendruomenė per šitus 25 metus baisiai paaugo. Nu, baisiai čia tas žodis, kaip Kernagis sakė, beprotiškai baisiai, gali pasakyti netgi štai, bet iš tikrųjų paaugo, nes pradėjo vertinti, mato tai, ką yra. Ir žinot, yra skaičių neapgausi. Tai pirmiausia noriu pasakyti, mes turim virš 500 kūrinių, dailės, medžio drožybos, kalvystės, skulptūrų ir ne tik Veisiejuose. Taip, mes iš pradžių Veisiejus puošiam, po to galvojam, taigi mes į visam rajonui kažką galim duoti. Kas kreipiasi į mus, tikrai apgalvojam šitos dalykus, niekam neatsakėm. Tikrai žinau dabar ir rajono vadovybė, kad mes galim padėti ar jubiliejus miestelio, ar kokia yra proga, ar tokio žmogaus, ten va, kaip kitais metais bus Žmuidzinavičiaus jubiliejus. Pereitam plenere Noragėlių seniūnė paprašė, kokius ten darbus dovanojam mes, plenero darbai. Tai jie išeina po visą rajoną, aš jau nekalbu, kad žinokit, dailės kūriniai po visą pasaulį pasklido į privačias kolekcijas, nes galima plenerų parodose, kurios vyksta per užbaigimus, įsigyti darbus pigiau negu paprastai įsigytum iš autorius. Vytas čia galėtų daugiau papasakoti, bet kadangi meno žinovai jau žino šitus dalykus, tai atvažiavę į Veisiejus įsigyja tų darbų. Gerai visiems. Menininkams parduoda savo kūrinius, tegul ir pigiau, bet žino iš kur, tai yra iš plenero, o žmogus įsigyja. Tai va, tai aš manau, kad ir patys Veisiejai paaugę, be abejo, per 25 metus. Mes organizatoriai paaugę. Ir tai, kad Vytas paminės dar, kokie čia meistrai atvažiuoja ir ne po vieną kartą. Taigi, žinokit, mes čia nesudarom sąlygų tokių, kad Emiratuose jie galėtų čia pagyventi. Mes per kitą sritį, mes nuoširdumu, užimtumu, širdimi parodom, kad jie čia yra laukiami ir jeigu tie garsūs meistrai ne vieną kartą atvažiuoja, tai aš manau, kad šitą esam nuveikę. Ir labai įdomu, vat, iš turistinės pusės pasižiūrėjus. Kaip manot, ar tai turi naudą vat, mūsų kraštui per turistinę pusę?
Na, aš galiu pasakyti, kad tikrai daug vedu ekskursijų. Nesu gidas, mokslų nebaigęs, nekišu nosies, kitur nevažinėjau, bet su meile nemokamai vedu ekskursijas. Jeigu kas tik tai kreipiasi, be abejo visada vedu. Ir aš stengiuosi parodyti, ką mes esam sukūrę. Veisiejuose kartais žmonės gyvendami, nu va taip gyvena ir pamato, kas čia tokio. Ir tada pajunti, kad iš tikrųjų mes kažką turim, kada žmonės atvažiuoja. Tu matai, ką jūs čia turite, tai jūs matai, ką jūs čia turite. Nes aš stengiuosi tada parodyti. Gali pavaikščioti po Veisiejus, pamatyti, čia tas padaryta. Kada tu papasakoji, kaip čia gimė, ar viena skulptūra, ar skulptūrų parkas, ar kažkoks akcentas atsiradęs Veisiejuose. Tada kitaip ten žmonės pradeda žiūrėti. Ir aš matau, kad turistams tai yra labai įdomu. Ir džiaugiuosi, kad žinoma, mes turim gamtos gražios, regioninio parko, visų regioninio parko darbuotojai gražias ekskursijas veda, supažindami su paveldu, kultūriniu, gamtiniu ir kitais dalykais. Ir aš matau, kad dabar jau ekskursijos pradėjo ypač šiltuoju metų laiku viena paskui kitą važiuoti. Tai vadinasi, čia yra ką pasižiūrėti ir aš manau, kad plenero darbai tikrai yra prisideda, nes tą, ką aš parodau ekskursijoms, tai yra vertinama. Na, aš manau, kad vertina ir veisiejiečiai, bet žinot, kaip visada. Šiek tiek gal taip susigyveni kasdien ir tą, ką kasdien matai, gal taip ir turi būti. Atvažiavęs kitaip. Argi mes ne taip pamatom ir nuvažiavę kitur. Tai aš manau, kad taip. Tai Zenonas mums pažadėjo ir pasakė, kad papasakosit Vytautai mums labiau iš meninės pusės, kaip ir pačiam organizavime. Zenonas labiau už techninę dalį, jūs labiau už meninę dalį. Tai papasakot, kas čia tokie atvažiuoja, kokio garsumo menininkai. Iš tikrųjų tai garsus. Aš manau, kad per tuos metus, kai mes darom plenerą, įdirbis, patirtis sukuria ir pasitikėjimą. Nes pasikviesti tokius meistrus, kaip mes kviečiam, iš tikrųjų nėra taip lengva. Ir su pleneru mes užaugom kartus ir patys. Nes tokie meistrai iš tikrųjų klasikai, gyviai klasikai, tai yra Jonas Daniliauskas, Rimas Bičiūnas, Gražina Vitartaitė, Filomena Linčiūtė Vaitiekūnienė. Yra tikrai meistrai, kurie eis į tapybos istoriją. Yra to garsiojo Antano Gudaičio profesoriaus mokykla. Tas labai garsus etapas, ta labai graži tapybos banga yra. Tas naujasis, lietuviškasis postekspresionizmas, kurio šiol tęsiasi. Dabar tiesa, truputėlį pasibaigęs. Kartais aš labai džiaugiuosi, kad mes esam provincija ir sekam tuos senuosius, vadinkim, tapytojus. Nelabai norim instaliacijų, nelabai performansų, tiesa, ten labai gerų dalykų yra. Tai mes už klasikus. Bet grįžtant dar prie plenero istorijos, labai noriu paminėti trečiąjį plenerą. Aš pasikviečiau, toks buvo kalvių kalvis Vytautas Jarutis. Labai geranoriškai, čia pasišnekėjom, kažką reikia padaryti, rimto akcento. Jis pasikvietė savo bičiulius, kurių mes tada nepažinojom, 7 geriausius Lietuvos kalvius tuo metu. Atsirado gražus labai saulučių medis, bet tada mūsų toks sumanus vyrukas Juozas Varnelis, su metalu turėjo reikalų, bet aišku tik ne su kalvystė, padarė tokį įspūdį, tokį impulsą, kad galima sakyti, kad Veisiejų krašte atsirado kalvystės renesansas. Ir jis tapo kalvių mokytojas, pats dirbo, įkūrė kalvystės būrelį, dailės mokykloje klasę. Ir dabar mes turim 5 savarankiškai dirbančių su kalvė savo. Iš tikrųjų, kai kurios kalvės tai tokius lankytinos vietos. Tai pietų Lietuvoje tai yra iš tikrųjų Veisiejuose kalvių gildija. Toliau mes kviečiam, kaip ir minėjo Zenonas, drožėjus. Nors labai sunku pasakyti, jie drožėjai, tai yra ypatingi meistrai. Nes man drožėjas tai koks Šaukštas, Verpstė, o čia ir skulptoriai, kryždirbiai, dievdirbiai. Ir taip tapo, kad aš vis pakviesdavau mūsų darbo mokytoją Audrių Goberį. Ir aš galiu pasakyti, kad mes turim dabar savo krašte nuostabų kryždirbį. Audrius Goberis, kuris tavo savo stilistiką, jau pažįstamas, tikrai labai sumanus. Na ir dar vis mūsų pleneras, aš manau, kad
tai palieka tokį ir mentalinį lauką, kurie ypatinga. Veisiejai tikrai yra kitokie. Taip, kas lieka ant sienų, tai vienas dalykas, bet jis kuria ir dar tokį tą nesuvokiamą, nepamatomą akim lauką. Ir dar mūsų pleneras yra labai gausus, vis tik tais 25 žmonės plius minus kažkiek visada būna. Kartais vis pasišnekam, kad gal sumažinti biudžetas yra neberibis. Yra toks, koks yra. Koks yra neberibis, bet kad kaip to nepakviesti. Tuo labiau, kad mes pradedam svarstyti darbus, tai va dar aš labai noriu pasakyti, kad yra labai svarbu. Mes aišku aptarėm ir tada jau einam pas merę. Ir tai kokie spalio mėnesio gale, kada pleneras bus gegužės mėnesį, mes jau svarstom darbus, kurie ne šiaip jau kažkoks tai darbas, kažkur tai bus pakabintas. Labai dažnai paveikslai jau žinom, kur bus pakabinti. Visos skulptūros, kokia intencija. Ir tada jau visai kitaip tas formuojasi kolektyvas tų būsimų plenero dalyvių. Tai labai džiaugiamės šituo pleneru, tikrai matom prasmę mūsų krašte. Manau, kad ir visas Lazdijų kraštas mato ir pagal darbus, ir pagal tą išliekamąją vertę. Ir labai norėtųsi palinkėti jums, kad sulauktume ir to 30 ir 40 plenero, ir kad jūs būtumėt jų organizatoriais, jų vedliais. Labai didį darbą jūs atliekat mūsų kraštui. Ir kalbant apie tą mūsų kraštą, apie Lazdijų visą kraštą, labai norėčiau išgirsti iš jūsų mintis apie palinkėjimą mūsų kraštui. Gal po vieną palinkėjimą, ką linkit mūsų kraštui, link kuris keliautų, link kuris eitų. Mūsų visų tikslas, kad turistai čia lankytų. Žinokit, jeigu norime Lazdijų kraštą padaryti turizmo kraštu, tai visų rajonų reikia rūpintis, kelti visokiojopai šitą lygį, ir kultūrinį, ir infrastruktūrinį, ir kad čia būtų žmonėm gera gyventi. Ir jei mes turėsim visą tai Veisiejuose, nuo to bus gerai visiems ir Lazdijams. Nes vis tiek vienaip ar kitaip mes nebūsim nei fabrikų, nei kažkokių intelektualių atradimų kraštu. Mes būsim, ko gero, turizmo kraštu. Tai aš linkiu, kad į tai ir koncentruotumės. Na ir Vytautai, prašau. Man tai įstrigę yra per susitikimą su Kaziu Saja jo toks posakis, jis taip labai gražiai teatrališkai, sakė, kad kiekvienam lietuviui į širdį po katedrą. Tai aš tą mintį norėčiau perfrazuoti, kad jeigu kiekvienam veisiejokui po širdį veisiejus, kiekvienam Lazdijų, kiekvienam lietuviui, ir jeigu su tokia mintim eini, tai praktiškai visiškai nesvarbu, kokia kryptim tu eini, tu nueisi tiesiausiu keliu, pačiu gražiausiu. Aš manau, kad daugelis vertina iš tikrųjų stebuklingą mūsų rajono ir mūsų miesto ir veidą ir tą svarbą atvažiavę. Kasdien matydami gal nedavertina, už tai aš apie tą į širdį dėti Veisiejus ir palinkėjau. Tada jau tu, aš galvoju, suskambėtų Veisiejai. Labai jums ačiū už tokį nuoširdų, tikrai gerą ir, manau, prasmingą pokalbį ir didžiausias jums.